Sukurti savitą ir išskirtinį interjerą nesunku naudojant Pro produktus. Suskilinėjusios sienos efektą galima išgauti naudojant glaistą Pro Retro. Kad išgautumėm skilinėjimo efektą, sieną pirmiausia reikia ne mažiau kaip 2 kartus teptuku ar voleliu nugruntuoti Pro Retro gruntu. Laiko tarpas tarp gruntuojamų sluoksnių turi būti ne mažesnis kaip 5 valandos. Gruntui visiškai išdžiūvus, metalinė mentele tepamas dekoravimo glaistas Pro Retro. Nuo užtepto glaisto storio priklausys skeldėjimas. Užtepus plonai, įtrūkimų bus daug ir jie nebus gilūs. Užtepus storą sluoksnį įtrūkimų sumažės, tačiau jie bus didesni ir gilesni. Užtepus glaistą dekoravimo mentele suformuojamas norimas raštas. Glaistui džiūvant būtina sekti instrukcijas pateiktas ant etiketės, kad skilinėjimo efektas pavyktų. Išdžiūvusi glaistą pašveiskite 150 numerio šveitimo tinkleliu ir nuvalykite dulkes. Tuomet glaisto paviršių voleliu ar teptuku nudažykite juodos spalvos akriliniais Pro Celomat dažais ir palaukite, kol jie nudžius. Dažams išdžiūvus, teptuku į įtrūkimus tepame aukso spalvos dekoravimo laką Decor Perla ir paviršių iš karto švelniai pavalome drėgna kempinele, kad lakas liktų tik įtrūkimuose. Sienai galima suteikti dar daugiau išraiškingumo naudojant įvairių atspalvių dekoravimo laką Decor Perla. Vietomis teptuku užtepame mėlynos, raudonos, žalios ir varios spalvos dekoravimo laką Decor Perla. Prieš tepant kitos spalvos Decor Perla dekoravimo lako sluoksnį, nėra būtina laukti, kol prieš tai užteptas dekoravimo lako sluoksnis išdžius. Užteptą laką paskirstykite ir pavalykite kempinėle. Kiek ir kokių spalvų pasirinkti priklauso tik nuo jūsų fantazijos. Pro suteikia galimybę kurti patiems.